Sveikas gerbiamas žiūrovė. Daug šiandien minsim apie 30 km, nes pavakar įkalnių, kojytės reikia pailsinti. Truputį akmenuota, bet nieko baisaus. Opa, pakilo vėjas. Ar kas važinėja tokiose vietose įdomiuose? My goodness. Čia užsistumsim. Tiesiai pažiūrė. Wow. Ta pusė pažiūrė. Wow. Bet įsivaizduojat, papūstų kažkoks vėjas, ar kas, ir kelionė baigtųsi dviračio. Ant pat skardžio. No. Nu geriau taip nebūtų. Rytinė tyla. Važiavam, kad nors užkasim. Ir link pilies. Tai pilys šiandien atsidaro nuo 10:30. Ne tiek daug ir liko. Atsimenat šitą vietą vakarykštę? Pilie mes atriedam! Kavabanga! Važiuojam, pradėsime ekskursiją pilyje. Atsimenat, kiek vakar žmonių buvo? Tuščia. Pasiekėm didingą pilį. Vaikų ekskursiją. Apmokymai ne čia girdisi. Tai prie pilies vis laik ir bažnyčia būdavo. Gražu. Tai prieš 100 metų čia įvyko gaisras. Ir viskas sudegė ir po to paliko apie 30-40 metų be žmogaus priežiūros. Tai viską gamta pasiėmė. Ir dabar jau prižiūri National Trust. Tai ačiū Dievui, nors kad perėmė. Galima pasižiūrėti istoriją. Nu, langai labai gražus. Dideli. Eisim dabar į viršų, dabar jau tik metaliniai laiptai liko. Anksčiau čia buvo kažkas kitaip. Kur pertvaros liko. Einam į bokšto patį viršų. Ten mes ir buvom, kur jūra. O dabar laiptais žemyn. Geras čia duris buvo. Kas patinka šitoj pily, kad labai šviesu. Langai, pažiūrėkit, kokią dydžią. Nuostabu tiesiog. Tai ši pilis buvo pastatyta 1600 su kapeikom, sakykime. The King Bed. Gal iki tur buvo, tik čia dabar paliko. Nu nėra aukšto, tai nėra kur pademonstruoti. Va kaip karaliai miegodavo. But please do not look too closely at the back. Čia buvo virtuvė. Gamindavo viską. Puota paruošta. Kaip aš norėčiau. Tų dešrelių ar kumpelio. Na, viskas čia yra aprašyta. Kam įdomu, susiveskite Google ir galite paskaityti. Rekomenduoju būtinai čia atvykti. Man tikrai patiko. Koks dar šunelis. Nieko neturi valgyti kaviniai karštą, sakau, sumuštinių. Dar ką nors. Nieko nėra. Eina, tau. Nu gal raisi kokią miestelį, nes jau einu į bažnyčią ir važiuosim į kitą pilį. Tik užjaučia, žinokit, aura. Labai gera. Labai gražu. Vyksta dabar pratybos kažkokios. Ten šaudo, tankiai važinėja. Gaila, nieko nesimato, gal išvažiuosiu kelią, kur nors rašiau matysis. Bet nemanau, bus turbūt už kalno. Dviratuką palikau čia. Rakinau, nes čia turbūt net nereikia rakinti, kas čia tau. Voverės ateis. Nebent pasižiūrėt, ką aš čia turiu gero tašį. Man reikėtų sukti kaip ir į dešinę.
Bet šiandieną vykstagi pratybos, tai negalima. Gal pravažiuočiau, avių tai nenušauna. Bet negalima, tai negalima. Gi nenori būti areštuotas. Šiandien nuovargis iš tikrųjų jaučiasi. Po 3 dienų, dabar jau 4 diena. Ir ačiū Dievui, rytoj lygumos. Sukilimas nuo 100 metrų. Per 500 kilų. Tai vaikiškai. Kaip tu galėjai mane aplenkti, aš ir taip greit važiuoju. Iš tikrųjų, stačias įkalnės turėtų ir baigtis. Gerai, galės kojytės palisėti. Važiavam, ratus nusiplauti. Lėktis nieko nesušlapam. Visai smagiai. Ir taigi mes atvažiavom į antrą kažkokį nacionalinį gal kelią, nežinau, važiavam. Čia naujai kelias darytas. Man patikti. Kur reikia truputį va kelių važiuoti. Nu, čia rodo kaip ir dviračių kelias. Ką aš norėjau pasakyti, vairuoti labai kultūringi, gražiai aplenkėm. Aš turiu šoninį veidrodėlį. Ai, jis matosi turbūt. Vis pasižiūriu. Tai iš visų mašinų, buvo 2 žmonės negarbiai aplenkė. Nu, per arti, sakyčiau. O taip visi labai gražiai stabdo, atvažiuoja, praleidžia. Tai va, anglų kultūra superinė dviratininkams. Ačiū Jums! Šiandien toks įdomus oras. Nei karšta, nei šalta. Nu, dabar 15,8, tai vėjas pučia mane, bet nedidelis. Čia minasi be jokių pastangų iš visi. Ką tik buvau tai degaliniai. Problema, kad jokio maisto. Nu, nei sumuštinio. Nieko. Važiuok. Tai va, o dabar važiuoju į tolimesnę pusę. All good? Just tire? Yeah. Just tire. Senukui kažkur padanga prasidūrė. Nu, pagalbos nereikia, važiuojam toliau. Šiuolaikiška su elektrinė pompa, net aš neturiu. Aš dar rankinis. Matomai keliautojai. Dar vis važiuoju antrų dviračio takų. Ir mums iki Corfe Castle liko tik 3 mylios. Sustojau, žiūriu kitoj pusėj. Metosi. Kažkas čia kaip navigacija, gal nežinau, Terra. Nu, vėliau pasižiūrėsiu per Google, kas čia yra. Gaila, kad kažkam nepasisekė taip. Bet gal galima atsekti kažkaip, pažiūrėsim. Galima atsekti, įsiūsim atgal žmogui. Sustojau truputį atsipūsti. Nu, sustojau ne dėl to, kad labai pavargęs, o tiesiog, kad gamta žiauriai graži. Tai noriu ramybėj pabūti. Antras kelias man patiko. O, vėl pavarų svirtis. Kažkaip reikia daryti. Op. Keliukai šiandien mane stebina. Vienas už kitą gražesnis. Jūs patys matote. Ir dabar tobulas asfaltas. Gal kas kartus darote?
ir norite, kad jie patys susidarytų atgal, gal kam pravers šitą idėją? Automatiniai vartai. Jau ir pilis matosi. Važiuojam prie pilies įėjimo. Dar ieškau parduotuvės, kokios maistos, aš žinau, čia yra, tai va, judu link kaimelio. Veduosi dviratį, negalima. Pilaitė jau matosi, ir kiek matau, ten renovuoja. Nuostabi gamta čia. Labai gražu. Tai kaip kur pilis neatlaikė, išgriuvo. Vau, kokie dideli gabalai. Įdomu, kada tai čia įvyko. Nu, turbūt senai. O, jau matau įėjimą ten. Pirmą einam gal pavalgyt, o po to galėsim ir į pilį keliauti. Vau. Gražu, ne? Dviratuką prilokinau, einu pagaliau maisto. Nes žiauriai noriu valgyti. O miestelis pasaka. Jūs man pasakykit, ar ne pasaka. Finally, tikiuosi turės kažką valgyti. Pagaliau gavau maistą. Nu, pažiūrėkit, su kokiu vaizdu aš valgau. Well, you can always tell somebody with electric bike, they're just going on and on and on. Oh, yeah, so fast. I do it for the exercise. Okay. Šis žmogus va iš Kanados atvykęs. Sako, tokių vaizdų nepamatysit pas mus. Tai va čia ir fotkinasi. Mes ateinam. Didingoji pilis. Dviratukas ten stovi, jeigu matot, prie tvoros. Čia restauruoja. Kažką tvarko ar valo, nežinau. Bet šaunuoliai, žiūrėkit, kaip gražu, kokie miesteliai įsikūrė šitą pilį. Nežinau, kodėl šiandien įjungia tokį karštį. Man patiko, kaip vėsiau buvo. Dabar neįmanoma. Pažiūrėkit, kokie dydžio sienos. Kaip jie čia sugriovė, įdomu. Corfe Castle? Rekomenduoju. Čia irgi visa pasvirus. Jūs įsivaizduojate, kokia storė siena buvo? Kiek čia? 3, 2? Šiandien kanadiečias kursą dar vieną sutikau. Tai jiems įdomu, tokie vaizdai. Man irgi įdomu. Nesvarbu, iš kur esi, aš manau, kiekvienam čia įdomu. Paliekame pilį. Ačiū Dievui, kad tik 22 minutės bent jau rodo iki gyvenamosios vietos. Tai jie sugriovė 1600 metais. Aš neįsivaizduoju, kaip čia atrodė. Nerealiai. Miesto pagrindinė aikštė. Gražu. Šakės pagaliau galiu atsipūsti. Nusikaliau juodai nuo to karščio. Eina savo. Čia važiuoja garinis traukinys, pasirodo. Gal kažką matėt? Nice. Nieko nėra, jokio traukinio, ramybė. Būčiau žinojęs, čia tokia ramybė.
Būčiau net ne į kavinę. Čia atvažiavęs daiktus susidėti. Eina, savo kaip gražu. Tai va, rekomenduoju. Į šitą miestą būtinai užsukit. Ačiū Dievui, kad baigėsi įkalnis. Čia prisikalbėjau ant galo. O, nėra šiandien įkalnių. Ant pačio galo. Vien tik į kalną. Nu kiek galima? Bliamo, 2,5 kilo liko. Come on. Mielas žiūrovė. Nežinau, kur žiūri. Namie. Gal kur nors keliauji, žiūri automobilį. Gal traukinį. O gal šiaip kur nors prie jūros sėdi ir žiūri. Paspaus like. Paspaus subscribe. Nu ir gali dar pakomentuoti ką nors. Šiandien diena, žinokit, galvojau palisėsiu. 6:30 beveik. 3 kilai. Kur čia polisis? 2 pilis. ir kas dar? Ir viskas. Įsivaizduoju, kaip laikas greit eina. Rojus prasideda čia! Paskutinės 5 minutės 1,5 kilo. Jeigu nuo kalno, tai Va čia tai kelionės pabaiga šios dienos. Sako Dievas, imk! Imk tą kalną! Po galais, kiek tu vešęs tą dviratį? Mes nevažiuojam! Mes skrendam! Važiavam jau miestelį. Jau visiškai čia pat. Welcome to paradise. Čia jis pats gyvena. Šiandien nakvosiu čia. Reikia ragais susidaužt, kad įeitum. Nu, tarkim, susidaužiam. Čia turbūt paukščiukų daugiabutis. Bent jau taip manyčiau. Mielas žiūrovė, pasakyk, ką manai apie šitą vietą? Ar jūs sužavėjo? Ar jums patinka? Einam, nusiprausiu, žmogum pavirsiu. Atais kaip velnias. Šiandien gavau išskirtinius įrankius valgymui. Tiesa, atsimenat, kur radau? Šitą navigaciją, va, įjungiau, viskas veikia. Ir akumas pakrautas. Bet tai kaip taip galėjo kažkas pamesti? Nuo dviračio laikiklis eina, tas aš žinau šitos laikiklius. Įdomu, ar galima atsekti žmogų. Nu, pažiūrėsim. Nu jo, žmogų nelabai pasisekė. Apie 300 kainuoja. Dabar aiškinos, ar galima susekti kažkokį žmogų, ar gal koks adresas įvestas. Geras naujienas. Radau e-mailą. Nu, parašysime, žiūrėsim, ar atsiliep žmogus. Pametė žmogus 63 metų. 80 kg sveria. Jau prašiau e-mailą, žiūrėsim, ar atsilieps. Jau vakaras ateina. Ir visi eina miegoti. Tik ne čia. Pasako namelis nemiega. Viskas, diena baigta. Pagaliau eisiu ilsėtis. Atsigersiu stebuklingos arbatos. Kad rytoj nieko neskaudėtų. Labanakt, subscribe ir iki kitos dienos. Mielas žiūrove. O, tu ir vėl čia. Tu mane nuvylei praeitą kartą ir nepaspaudei raudono mygtuko. Tad subscribe. Ačiū. Tau labai.